Aš turiu dėžę, į kurią, tokiom šlangelėm subėga iš 3 akvariumų, 1, 2, 3, vanduo, perbėga. Čia mano nuotekų dėžė. Perbėga paviršinė plėvelė. Ir šičia aš esu sumetęs visas krevetes, kurios netelpi geriausio akvariumus, okay? Čia yra labai gerų, bet ir aš joms neleidžiu dauginti. Ta prasme, aš laikau jas iki lytinės brandos čia, kad nepradėtų man daugintis. Ir kartais pagauni tokius didelius bachūrus, kurie toj pridarys nereikalingų vaikų. Ką aš su jais darau? Kartais paverčiu faršu, bet dažniausiai aš juos naudoju tam, kam jie ir skirti, kaip sanitarus. Į visokias dėžes. Va čia pavyzdžiui yra samana dėžė, paimta iš akvariumą ir jeigu jis stovės tiesiog dėžė ir jo nieko nebus gyvybės, jį pradės rūkti. Bet į ją paleidi tokių krevečių, kurių negaila. 10. Ir viskas, vyksta veiksmas, neužrūksta. Atsiranda nuosėdų, jos prižiūri, nieko čia nešeri, nieko nedarai ir krevetės neužrūksta. Samanas neužrūksta.